globos organizacijų Lietuvoje tikrai neužtenka, nes beglobų gyvūnų yra labai daug ir kuo daugiau organizacijų, tuo didesnė tikimybė jiems pagelbėti. Mes laukiam apie 30 skambučių, kad nori atiduoti gyvūną ir apie 2-3 skambučius, kad nori atvažiuoti tiesiog išsirinkti kažkokį savo gyvūną, galbūt pasiimti namus. Veterinarinės klinikos, aišku, daro mums kažkokias tai nuolaidas visokiem apžiūrom ar gydymam. Lėšos pagrindai eina 2%. Ką mes susirenkam per metus 2%, iš tų 2% metus gyvenam. Tik tai sterilizacija, žinok, sterilizacija ir švietimu. Pas mus prie Riomerio universiteto studentas užsienietis pamatė šunį gulintį sniege, išsikvietė mus, jisai laukė gal pusvalandį, kol atvažiuos mūsų savanoriai po darbo. Buvo žiema, apie 30 laipsnių šalčio, mūsų savanorės prie to šuns prieiti negalėjo, jinai buvo agresyvi, neprisileido. Ir tas savanorė 2 valandas prie to šuns bandė artinti su maistu ir pačiupo tą šunį, įsidėjo mašiną prie prieglaudą pas mus. Kalytė atrodė siaubingai, oda ir kaulai vieni. Jinai gan masyvi ir didelė, aukščiau, didesnė negu iki kelių. Ir buvo šiek tiek agresyvoka, neprisileido žmonių, o dabar jinai jau 4 metai pas mus. Pasikeitė, labai draugiška, žaisminga, žodžiu, labai gera draugė, ir mes labai ją džiaugiamės. Atjauta. Labiau atjausti. Ir gyvūnas tai yra irgi protaujantis sutvėrimas, jaučiantis sutvėrimas, suprasti tiesiog, kad jau taip yra, kad mes juos prisijaukinam ir mes už juos atsakingi.